Ir visą tai man dabar reikės sukasti. Ir taip atėjo laikas pasigaminti betono maišyklę. O šitų puodų čia nebereikia. Kam aš juos buvau palikęs? Šitam atnaujinti. O, jau viskas yra praktiškai. Reikia tik plieno kalto. Tai galima patobulinti. Reikia viską išsiimti. Gal tiesiog nutrauksiu aš tai, kas gaminama, kad malkų nemest ten be reikalo. Ir patobulinam. Dabar bus galima atgaminti įvairesnių dalykų. Na, betono maišyklė jau turi būti pagaminta. Taip ir yra. Nu ir statom kur nors į kampą. Gaminti betono kol kas negaliu, dar reikia trinto akmens, kurio greitai bus. O tuo tarpu reikia turbūt sukasti cementą. O čia dabar kas? Vėl tos meškos. Jinai beveik išlindus. Čia su lanku nelabai yra laiko žaisti. Bet ir garsiai pleškinu. Beveik išlindo. Na, reiškia, pasišika dar kažką. Ir šitas išsiveržė jau beveik. Jo, per plauką čia, per plauką. Ir dar šokliukas prisistatė. Nu, einam pažiūrėti, kur jis čia makalojasi. Lauke. Ai, ne, o čia jisai. Su dovanomis atėjo. Gerai. Nu, bet geriau laukia nesimakalot, galbūt dar kažkas prisistatys į šaudymą. Reikia toliau cementą kasti. Bet prieš tai aš pasidėsiu lovą į tą narvą. Aš taip spėjau, kad lova truputį per toli buvo ir meškos užsispauna dėl to, kad jinai neapima reikiamo ploto. Aišku, gali būti ir taip, kad lova tik tai zombių spaudinimą užblokuoja, o tam, kad nesispaudintų iš vis niekas, reikėtų dėti land climb block. Nu, cemento bus, galima bus pasidaryti tą. O dabar kraunam toliau. Ir visą tai man dabar reikės sukasti. Kastuvas užsibaigė ir peralkęs jau. O rytas čia pat. Galima baigti. Manau, cemento kol kas užteks.
Reikia dar paleisti betono mišinį gamint. Kiek akmens turiu. Ir reikės dar apsigreidinti bazę šiek tiek vėliau. Prieš ordą. Kiek čia dar galima pasigaminti cemento? Tiksliau, mišinio. Nu, vis šis tas. Nes to 100, kur turiu, tai nelabai kam užteks. O kokių turiu ginklų? Truputį molotovų, bombų. Bet vis dar neturiu sledžtureto. Mano bazės veikime jisai labai esminis. Nu ką, dar turbūt reikia visiems pasilūtinti šiandien ką nors. Galbūt užduotį pasiimsiu įvykdyti, nes iki vakaro dar toli. O va, ordos bazė tai galima apsikreidinti jau dabar. Pažiūrėsim, kiek užteks bloko upgraidinti su tuo turimu 100 mišinio. Ir dar reikia užsukti pas traderį. Pažiūrėsiu, gal pas jį sledžturetas yra pardavime. Nu, šitos raketos labai būtų geras daiktas, bet brangus malonumas. Knygų dabar irgi dar nepirksiu. Taškų reikia, bet pinigų nėra. Šitas papildomas kūro daugiau į mašiną, bet praktiškai koks skirtumas, kiek ten telpa to kūro. Ir vakiniai, kur minėjau praeito serijoje. Naktį labai gerai iš tolių zombiai matyt. Bet visą tai neaktualu dabar. Žiūrėjau, nieko čia kol kas nėra. Reikia pas kitą pasižiūrėti. Something you want to buy or trade? Vėlgi knygos. Taškų reikės vėliau. Nu, šitas neblogas dalykas, jeigu mašinai nedaug telpa prikrauti, padidina talpą, keliamai galę, kaip sakant, kada nors vėliau. Čia dar iki 25 dienos gal ir sutrinksiu pakankamai pinigų, bet taip, čia irgi tai knygos ir daugiau nieko. That's enough chit-chat for me today. Gerai, važiuojam apsigreidint bazės laiptelius ir visą kitą. Vienišas zombis taip ir prašosi, kad jam galvą kas nors apdaužytų. Pamiršau pasiimti akmenų. Plytų tai yra. Ir dabar dėl to mažo pažeidimo negaliu upgraidinti į betoną. Tuoj grįšiu. Va ir viskas su tuo. Bet reikia upgraidinti daugiau šiek tiek blokų. Kad visas perimetras būtų stipresnis dėl visako. Paukščio atskrendant aš dar nesitikiu, bet maža ką. O šiek tiek betono mišinio pasiliksiu, jeigu reikėtų pasiremontuoti ordos metu. Pamiršau pasiimti užduotį. Bet kodėl visos taip toli? Ne, nu, šitą arčiausiai, bet kaip toli. I can handle it, but not today. Reikia turbūt palaukti, kol bus arčiau. Reikia turbūt tada tiesiog palūtinti kažką tai savo miestelėje. Kol kas. Nu, šitas pastatas yra pats, kaip čia pasakius, sunkiausias, rimčiausias iš esančių netoliese. Tai gal nuo jo ir pradedam.
Kotis man šiandien sunkiai einasi. Dar vis žemokas lygis lockpickingo. Kiek čia reikia pasikelt, aš turiu 2 taškus, o reikia 4, kad pasikelt. Tai geriau įdėsim tuos į savo jėgos parametrus. Prieš ardą gali praversti. Ne kaži kiek, bet vis kažkas. Patirties eleksyras. Galima bus per ardą panaudoti, jeigu nepamiršiu. Labai dažnai aš tiesiog pamirštu tokį dalyką. Bet pernelik smarkiai kaupti patirtį irgi pavojinga šiek tiek. Taip, čia bus bent keletas zombių, reikia pabandyti patyliukais. Kaip jie visi patogiai sugulę vien šalia kito. Kol kas labai gerai. Aš to galvo nesimato. Nu, pataikysiu ar... Ai, tik to. Su lazda pataikysim. Na, opa. Čia turbūt tiesiog likimas lemia, kad aš pasigaminčiau savo pats sledžturetą. O dabar reikia patyliukais, nes ten tikrai bus pavojingų kažkokių individų, kaip minimum šuo. Taip, šuo yra, bet tai bus ne vien tik šuo. Todėl reikia atsargiai. Kur tas kitas gali būti? Vaisai. O velnias prabudo ir jisai pasiutęs. Bet kažkoks labai minkštas. Net nesitikėjau, kad galima šitą taip vadinamai vaitą taip lengvai nukalt. Vienu smūgiu. Super. Negi čia mano upgrade'inimas lazdos naudojimo parametruose padėjo. Nukaliau tai nukaliau, negi dabar aiškinsiu dėl ko. Daug bereikalingų skudurų, kostiumų. Kostiumą aš nenešioju, sorry. O seifą reikia pasižymėti žemėlapyje. Dar kol kas neturiu pajėgumų jį atsirakinti. Bet reikės. Oda, mechanikos dalis, elektronikos dalis. Reikalingi dalykai. Nu, ką čia turėsim? Na, čia irgi bus pora zombiukų. Šitą paimsim merginoms į kompaniją. O dabar pabandom tyliai. Nesimato kol kas. Va, sėdi už dėžių. Ir tie lavonai maišysis ant kelio truputį. Na, bet aš ir strėlių nebeturiu. Kažkaip pražiopsojau. Gal reiks pasigaminti dar šiek tiek. O, dar vienas taškas. Ką čia dar tada? Įrankių veiksmingumą pasikelsim. Irgi jėgos parametras. Ir to pačio.
Ne, šitos į kompaniją neimsiu. Apžiūrim dėžės tada. Tuščias. Nu kam laikyti sudėjus tuščias dėžės? O čia dar šiukšlės pamiršau. Šiaip nieko ypatingo čia nėra. Kitą kartą net gaila iš vis laiko gaišti apžiūrinėjimui. Kaip ypač tokiais atvejais. Čia kažkas turi būti. 1000? Ne. O, galima per kampą. Gražiai ramiai. Neblogas modas. Biški mažiau staminos naudojimui. Jis dar lankui šiaip skirtas. Bet lankui modo turbūt nebūtina dėti. Nu ką, einam toliau. Turbūt čia jau viskas. Ai, dar vieną šiukšlių kurvelę. Ir dabar jau viskas. Kur čia praėjimas toliau? Va. Raudona skylė. Ir jau iškart urzgia zombiai kažkur netoliese. Čia prasidės sunkioji dalis. Gali būti tikrai stiprių zombių. Kaip minimum pasiutusių. Teks jau be strėlių, čia jau su rimtesnių ginklų reikės. Jau ir išgirdo. Ir visi prabudo. Čia neužlipsi, čia reikia su kaip prabėgti greitai. Velnias, kodėl aš ginklą pasidėjau vėl? Eina savo. Ir dabar gerai būtų nepataikyti bačką. Nes greit baigtųsi mano kelionė. Nu, praslydau gerai. Bet užkrėstas ir pažeistas, kai visada. Dar kažkas prisišaukta buvo. Bet ten ana pusė atsidarė jau, bet iš ten dar nieks nepajudėjo. Nu, tai gerai. Biški išsivalom, kad čia nemaišytų. Šitas mažas sliekas tiek daug triukšmo kelia. O dabar atsargiai pateliukais einam toliau. Tiesa, dar pamiršau. Tengi bačkų su degalais buvo, man reikia degalus iš kanistros išsipilt, kad būtų į ką susemti iš bačkų. Nepaliksi iki degalų. Dabar kažkaip papilti laikas buvo. Gerai. Dabar jau einam į sekantį kambarį. Tenai bus pagrindinis lūtas, kiek žinau. Čia dar ne pranešimas apie ordą, bet netoli to. Šitą 4 bačkų komplektą turbūt reikės namie pasistatyti ir jį pilti degalus, jeigu bus lišnų, kaip sakant. Nu, tik čia visokio lūto. Ten tą dėžę, aišku, netrakinsiu taip sau paprastai. O čia turbūt bus knygučių. Šitas krepinam, aišku. Šitą irgi nereikalinga, nes čeržint batonus, tuos mylinas lasdas, kur nuskrepinau schemą ką tik. Tikrai nėra poreikio, kai nenaudoju tokių lasdų. Ten dar stirtulsų dėžė, irgi gali būti kažkas naudingo. O ta patalpa, kur priešais atsidarė, tai jinai pilna zombių, gana rimtų, bet netokia jau ir pilna lūto. Tai jinai daugiau skirta, kai reikia vykdyti užduotį generatorių atstatymo naktį. O tada tai būna linksma. Jo, čia net 100 reikia. Pažymim dar sykį, kad 102 yra. Ateisim vėliau.
Na ką. Čia nieko ypatingo. Irgi nieko daug nėra. Pabandom praleisti į priešingą pusę. Strėlių tiesa neturiu, pateliukais nesigaus. Bet gali kažkas naudingo. Vieną sėdintį matau, atrodo. Tiesiai priešais. Strėlių nėra. Tai tada gal tiesiog pašaudom. Visi aišku subėgs iš karto. Bet nieko tokio. Aš jiems dar pašalinsiu iš kelio nereikalingus daiktus, kad nieks jiems nemaišytų. Ir pabandom headshotą. Neužmušė. Aha, bėgte. Pasiutęs reiškia. O kodėl daugiau nesirodo niekas? Turėtų būt daugiau. Va, prabudo. Kiek bus pasiutusių? Bent 2. Nu, bet bent ne kareiviai. Ir tai gerai. A ką, jie dabar nenori prie šito ateit? Eina per viršų. Parazitai. Teks laukti apačioj. Nugi, ateikit žemyn. Kur jūs ten dingot? Ne. Gana žaidžias su lemputėm. Įmam normalius ginklus. Nors gal jau čia nieko nebeliko. Dar kažkas išoriai makaluojasi, bet viduj panašu, kad ramu. Jisai neįeis taip greitai. O, taškų. Rūgšties, labai gerai. Šitie batai, jie galima būtų naudoti per oždą praktiškai, nes bėgiojimo batai man tikrai labiau patinka. Mechaninės dalis, plastikas, popierius, paimsim viską. Ne, va, plastiko neblogai duoda. Gal ne tai, kad neblogai, bet kai taip nesunkiai pasiima, tai kalbu nepaėmus. Na, kiek jis ten tas duris daužysis. O, ilgai. Toks vat namelis irgi gyvenimui būtų gana įdomus, bet tai ne antras aukštas. Reiškia, zombiai iki tavęs prieiti gali tiesiai per duris. Užtat garažiuką šiokį tokį turi, nors tiesa, jo neužvažiuosi taip su paprastai. Čia nebent pasidaryti dengtą garažą iš šitos patalpos. Ką, lakstyti ne variantas, nes koja pažeista, bet pasivaikščiosim dar pasidarysim kažką tai. Šitą namą reikia pažymėti, aišku, reikia nenori piešti. O, nupiešė. Iš karto pažymėtas. Pažiūrim, kas ten daužosi. Aš jau laukia, ko tu ten makaluojas. Ateik čia. O dabar į ką daužaisi? Kaip čia taip nepataikau? Nesuprasi. Ir dar kažkas vakalojasi netoli. O, čia paprastai būdavo tas toksai žalias, bet nebėra. Ar jau anksčiau nusiėmė, neatsimenu. Kokia tu gudrutė. Užsilpt moki. Galėjai nesivarginti, aš pats ateisiu.
Laiko yra, galim dar kokį pastatėlį nulūtint. Netokį sunku. O šitas pastatas visai tinkamas ir man įdomu, ar aš turiu tokį ar ne. Radau anksčiau ar ne. Jisai bus reikalingas upgrade'inti staliaus varstotojui. Šitą vertės pramokt. Gal pasigaminsiu savo dumplės, pats nereikės pirkt. Nors ir taškų reikia. Dilema. Kita vertus, nusipirkti tai didelės problemas nesudaro. Pinigų greit turėsim, pardavę visokią chlamą. O va taškų kol kas dar reikia. Tikrai dilema. Gerai, einam į vidų. Pabandysim be strėlių praseit. Kadangi lankų neturim, pateliukais nebūtina. O dabar jau pateliukais. Bet iš to pateliukais nelabai daug naudos. Kai jis stovi tiesiai už durų. Nička, taip vadinama. Knygų. Nu šitą net nežinau, skrepint ar neskrepint. Šiaip pasidaryti to Electric Fan Post visai neblogai būtų. Bet ten reikia elektros. Tai kad gal vėliau tada su jais užsiimsim, jeigu iš vis užsiimsim. Nu, bandom prisėlint. Ar pavyks pateliukais be strėlių. Kažkaip nesinori, kad jie visi iškart nuo mane supultų. O viens kampė sėdi. Prie pat neprieisiu, aišku. Bet kiti neprabudo. Po vieną susidorot daug paprasčiau. Dar vienas guli galvą atkišęs. Jau nebeguli. Taip, kol kas netriukšmaujam. Dar vienas užbarstoto šito. Kur tu toks vikrus? Vaistų. Nieko ypatingo. Vėlgi nieko ypatingo, kaip visada. Dantračiai bent kažkas. Juos pagaminti plieno reikia, taip kad šitoje vietoje jau neblogas ridinys. Nieko. Šlamštas. Kas ten dar dėžutė buvo bent viena. Slėptuvė su švino gabalu. Nieko. Dar krepšiukas ir dėžutė atrodo. O, neblogas daiktas. Truputį pagerinti kirvį galima. Kur jisai? Praskrepinam viską ir uždedam ant kirvio modą, kuris pagerina žalą medžiui. Bet pablogina žalą zombiams. Kadangi zombių mes su kirviu nemušam, tada ne problema. Dabar į antrą aukštą. Ten bus dar kokie 2-3 zombiai. Kurios visai realu būtų paimti pateliukais, jeigu nelipti ant šiukšlių krūvų. Na ir aišku, lankas būtų gerai tokiam atveju.
Kaip visada lyja gyvatėmis. Bet gyvatė gerai, mėsos bus. Tiesa, man jos nelabai reikėjo. 14 baksų. Visai niekis. Net kiaušinių pagailėjo. Gerai, dabar einam į priešingą pusę, tenai bus paukščiukas bent vienas, o gal ir du. Vaisai. Vienas yra ir antras yra. Ano jau turbūt nebesusirinksiu, bet aš juos renku tik šiaip sau. Anksčiau čia būdavo aplinkui praėjimas. Per tą pusę dar kažkaip ten paskui sieną lipti reikėdavo. O dabar eina iš vidaus tik tai. Ir viršui bus kokie 3 ar 4 zombiai. Gali būti stiprus. Nu ir opa, kad jie manęs nepasiektų. Labai neblogas variantas toksai. Ateik arčiau. O, teisingai. Ir tau tuoj. Tik išsirmės reikia palaukti. Nu, kaip trūksta ištvermės. Bet ko tu čia daug? O, šitą pasiūtus biškį. Nieko. Ne problema jau tokia. Dabar susirinkam pagrindinį grobį. Ir kėdutės, aišku. Gaila, kad jas paimti taip ilgai užtrunka. Ir ką mes čia rasim? Amunicijos, nieko gero, tas strėlės kelios ar kažkas tokio. Žemėlapis. Pravers, šitą pardavimui. Čia jau nieko nėra. Ir kažkokio tai maisto. Nebaisiai aktualus dalykas, bet nepaliksigi. Dar vienas patirties eliksyras. Tikrai reikės per ordos naktį biškį jais pasididinti patirties kiekį. Nu ką, jau dabar link vakaro judam. Užtrukti kaip ir nelabai apsimoka jau. Važymėm tik namelį. Dar kartą apeinam garbės ratą, kaip sakoma. Ir važiuojam link namų. Čia dar šiukšlių radau. Neįtin vertingų. Išsikroviau karadės ir dabar pabandom robo sledžą, ar kaip jis, sledžturetą atrasti. Ir trūksta judesio daviklio. Šito daikto tai aš taip greit negausiu. Teks apsieiti vėl be sledžtureto. Jį dar atrasti reikia 10 knygų. Kurių neturiu. Ką darysi? Taigi susirinkau viską, ką reikėjo ordai, ginklų, taip toliau. Bet šiandienos seriją dabar ir pabaigsiu. Su orda kausimės jau kitoj serijoje. Iki. Ir nepamirškit prenumeruoti mano kanalą.